Tai laba visiems. Tai maloniai kviečiu į spektaklį Don Kichotas. Šiandien kaip tik ruošiuos, matot, Sančios Pansos vaidmeniui. Va čia yra, būsiu apvilktas tokia kepurytė, gausiu dovanų iš paties Don Kichoto tokį diržą, kurį nešiosiu visą mūsų kelionę, ilgą kelionę per 2 dalis, kuri labai turės daug nuotykių. Ir va taip mes keliausim. Čia yra va visas mūsų pradinis, kaip čia pasakyti, kelionės rekvizitas. Visokie, čia bus arklys Rosinantas suorganizuotas iš viso šito gražaus dalyko. Čia yra Cervanteso tomeliai, abu tomeliai, kuriuose yra sudėta visa Don Kichoto ir Sančios Pansos kelionė istorija. Čia va yra virvės, su kuriais rišama, mušama ir taip toliau ir panašiai, sveikas Edvinai. Ir šita čia yra mūsų dekoracijos, kaip matot, čia yra parašyta premjera lapkričio 27-28 dieną 20 metų, kuri neįvyko, todėl kad buvo pandemija ir mes iš tikrųjų visą spektaklį repetavom kaip tikrai ispanų partizanai, pasislėpę nuo visokių komisijų, turėjom skiepytis ir mums buvo leista iš tikrųjų repetuoti, mes repetuodavom ir važiuodavom skiepytis. Ir po to, kai išleidom premjerą, mes leidom ją lygiai 4 žiūrovam, jie žiūrėjo ištikimai tas 4 valandas, nes mes ją leidom be žiūrovų 21 metų kovo mėnesį, o po to jau, kai jau baigėsi pandemija, tai sukvietėme žiūrovus. Tai va, tai tokia va istorija, visokių turim čia rekvizitų, čia va yra tokia kepurė, kuri irgi keliauja, skrybėlė tiksliau, kuri keliauja per visą mūsų istoriją. Čia va, tai parašyta Don Kichoto rekvizitas, tai čia mes turime įvairių daiktų, kurie pasirodo per visą spektaklį ir jie yra čia dabar suslėpti, kadangi ruošiamės repeticijai. Taip pat va čia yra vadinamoji suflerio būdelė, kurioje gyvena pasislėpęs sufleris. Sufleris, kas nežinot, yra toksai iš anų laikų atėjęs teatro momentas, kai žmonės pamiršta tekstą scenoje, tai sufleris pasako, mūsų atveju tai ne visai yra taip, tiesiog jisai veda mus į priekį per spektaklį, čia toks labai gražus režisieriaus sugalvojimas, čia toks yra dalykas kaip patefonas senas, kuriame skamba visokių gražių melodijų, nes iš tikrųjų čia tokie daug tokių įdomių virsmų, kurias reikia pamatyti. Ir aš beje pas labai norėčiau pamatyti šitą spektaklį, kadangi mes turim aktoriai tokią bėdą, nematom spektaklių, kuriuose vaidinam, o po to pasižiūrim kokį video įrašą ir pasirodo, kad ten buvo labai daug įdomių dalykų, apie kuriuos net nežinojai. Tai čia Don Kichote iš tikrųjų yra labai įdomių dalykų, kurie užfiksuoti ekranuose ir daug įdomių tokių intelektualių tekstų ir nuorodų, ženklų, simbolių, kurios yra tikrai labai įdomu sekti ir stebėti, jie kinta per spektaklį. Iš tikrųjų yra apžvelgiamas abi Don Kichoto dalis, paprastai labiau remiamas į pirmą, labiau žinomą dalį, bet mes antroji daly yra būtent antroji romano dalis, kuri mažiau pažįstama ir skaitytojams, nes kiekvienam skaitytojui, kuris perskaitė Don Kichotą, reiktų įteikti mažiausiai piniginę premiją, nes įveikti tą romaną yra išties labai sunku, nors jisai skaitosi lengvai ir labai kartais šmaikščiai ir juokingai ir labai linksmai yra skaityti, bet įveikusių jį aš pažįstu nedaug, čia maždaug kaip šventą raštą perskaityti, tai panašiai yra su Don Kichotu, visi, kas komentuoja, pavyzdžiui, iš karto matosi, kad žmogus neskaitęs Don Kichoto, nes iš karto klausia, kas bus Dulsinėja. Dulsinėjos tame romane nėra, nes jinai yra tiesiog Don Kichoto fantazijos vaisius. Tai mūsų spektaklį jinai žinoma yra, visokiais įdomiais mistiniais pavydalais ir žinoma pačiam Don Kichoto personaže ir jo vizijose ir jo eigoje. Na, o mano personažas tiesiog sekti paskui Don Kichotą, maitinti arklį, bandyti ir patį Don Kichotą kažkaip palaikyti sunkiojo gyvenimo kelioniai, su visokiais nuotykiais mes keliaujam, visko mums atsitinka, visai mes susipystam ir susitaikom ir kaip sako pas Sančio Pansą, sako, Don Kichotas yra iš to paties vienkiemio, bažnytkaimio, kaip tiksliau ne vienkiemio, bažnytkaimio, kaip ir aš jį myliu, jis man atsidėkoja tuo pačiu ir mes va taip keliaujam kartu su juo ir visai aš nenoriu jo palikti.